Aušrelė, greit diena, uždegė saulelė raudona, uždegė saulelė raudona. Tiesiog susibūrėm liaudis muzikos mėgėjai, kai kurie jau groja anksčiau kapeloje, čia skambėjo irgi garsiai Jagminienės kapela ir vienas dar muzikantas tebėra iš jos brolis, tebegroja. Ir susibūrėm mėgėjai liaudės muzikos. Kolektyvas labai keičiasi, nes daug buvo studentų ir jie baigė mokslus, išvažiuoja, todėl kolektyvas keičiasi ir seniai nariai dar yra 3, o daugiau visi nauji. Pirmųjų kapelos muzikantų liko 3, kiti atėjo vėliau. Po 5-mečio jubiliejaus prie kapelos prisijungė pasakotoja Eligija Zykienė, kuri savo pasakojimais pagyvina kapelos pasirodymus ir džiaugiasi, kad po daugelio metų į kolektyvą vėl sugrįžo Ina Rupšienė, kapelos vadovo Kęstučio žmona. Palinkėčiau sėkmės, nepavargti.